visai neseniai, tik prieš 18 000 metų, į Lietuvą atslinko paskutinis ledynas. Ir paskutinio ledyno, jis aišku, ilgai stovėjo, labai lėtai tirpo, maždaug dar 5000 metų jisai tirpo, nes buvo labai aukštas, labai didelis, gal 2 kilometrų aukščio. Ir įsivaizduokit, kad maždaug apie 15 amžių, 14 jau pradėjo šilti klimatas ir pradėjo tirpti, tie ledyno tirpsmo vandenys. Ir jie galingais srautais srūvo, vanduo teka kur žemiau. Į Neries didslėnį vieni vandenys plūdo iš Antakalnio gūbrių, kiti vandenys į Vilnios upės slėnį. Tai yra buvo 2 didslėniai, kuriuose kaupėsi ledyno tirpsmo vanduo. Kad Antakalnio kraštovaizdis baigėsi formuotis prieš 13 000 metų. O dabar tie vandenys tekėdami į Nerį, kaip aš sakiau, daug upelių buvo ir ypatingai daug šaltinių dar išliko. Kadangi Neries slėnis atidengė mums vandeningus tarpmoreninius sluoksnius. Ir iš tų tarpmoreninių sluoksnių, kurie yra vandeningi, srūvo gausybė ledyno tirpsmo vandenų. Srūva jie ir šiandien. Mūsų saugomos teritorijose ne tik regioniniai parkai, nacionaliniai parkai, bet yra ir dar natūrinės teritorijos, kurios įrašytas į Natura 2000 tinklą. Tai yra į europinės svarbos buveinių tinklą. Tai yra visai Europai svarbios buveinės pagal savo augaliją, pagal savo kraštovaizdį, pagal savo geomorfologiją, pagal savo esančias ten vertybės. Ir mes atradome dvi buveinės. Viena iš jų labai atitinka nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių buveinę. Kita ten toliau truputį į šiaurę atitinka aliuvinių miškų buveinę. Labai gražiai surašėm, kad yra Neries pakrantėje gausios šaltinių versmės, vandens upeliai ir klampynės. Pusapvalio su fosinio cirko dugnu gausiai srūva gruntinio vandens srovelės, kurios vietomis sudaro klampų sunkiai praeinamą, įmirkusį, plačialapių ir smulkialapių brandoką mišką. Šaltiniuoto upelio plote gausu tipingų būdingų nekalkingų šaltiniuotų pelkių buveinės rūšių. Ir kad tik čia augalai, kam yra įdomi. Upių slėnių pralaidžiuose dirvožemiuose būna aliuviniai miškai, kuriuose įsikūrė drėgmei atsparūs medžiai. Tai yra dažniausiai baltalksniai, juodalksniai ir uosiai. Mes taip mes ir radome. Ta vieta turi būti nuolat drėkinama vandens. Arba turi būti užliejamas upės, arba šaltinių. Tai mūsų yra šaltinių. Gausių šaltinių reiškia pastoviai drėgnas dirvožemis ir auga tokie drėgmamėgiai augalai. Ir hidrologinės sąlygos lemia šaltiniai, o užliejamos pievos yra tik palei pačią vagą, tačiau ir ten, kai mes eisim, pamatysim pylimas netgi jau padarytas, kad šitam mažam plote nuo šito tako iki Neries dar yra ir mažas toks ežerėlis, į kurį suteka tų šaltinių vandenys ir auga drėgmę mėgstantis drėgmamėgiai augalai. Suvirtę medžiai, krūmai, vijokliai augalai, auga taip pat ievos pomiškyje, auga apyniai, kas yra labai būdinga būtent šitom buveinėm.